Mitsubishi Electric inovatyvus oras šilumos siurbliai EcoDush šiluma. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Labas rytas. Šeštadienis, 9:30 ir TV6 eteryje su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Pirmas mūsų laidos reportažas aktualus tiems vyrams, kartais ir moterims, kurie mėgsta meistrauti, o pavasarį, patikėkite, darbų kieme arba prie namų tikrai nestinga. Ir kokybiška įranga, ir kokybiški įrankiai, visa tai yra būtinybė kiekvienam ar bent jau dažnam iš mūsų. Apie kastuvą su varikliuku turbūt reportaže nieko naujo nesužinosite, bet apie naujausias tendencijas įrankių ir įrangos, kuri būtina tikrai kiekvienam mūsų žiūrovui, dabar norime jums išsamiai papasakoti. Šių metų pavasario orai išties permainingi, tačiau joks oras negali sustabdyti darbų. Todėl ir meistrai profesionalai, ir meistrauti mėgstantys entuziastai su malonumu domisi naujovėmis. Jeigu kastuvo su varikliuku darbų darže dar rinka nepasiūlė, tai kiti įrankiai tikrai gali palengvinti pačius įvairiausius darbus. Ypač naujienos ir traukia žmonės, atvažiuoja čia dažniausiai apsižiūrėti, pasižiūrėti, kas yra naujo. Tai iš tikrųjų yra paruošimas sezonui, ypač įdomesnių produktų, tokių kaip vėjos robotų. Žmonės ruošiasi iš anksto ir žolės pjūmų traktoriukų. Kuo brangesnė prekė, to dažniausiai žmonės iš anksto ir ruošiasi tokiam pirkiniam. Ypač laukia, kai yra kažkokie renginiai ir geri pasiūlymai, tai tokiu metu labiau atvyksta apžiūrėti ir padaryti jau galutinį sprendimą. Daug prekės ženklų po vienu stogu subūrusi įmonė prieš didžiųjų darbų sezoną pakvietė ne tik partnerius, kurie atvežė viską, kas šiuo metu yra naujausia. Kiekvienas didelis ir mažas įrankių mėgėjas galėjo išbandyti ir savo žinias bei sėkmę. Nuotaikingi konkursai traukė dalyvius, tačiau po linksmų atrakcijų vis tiek ateidavo eilė rimtiems pokalbiams. Juk tarp improvizuoto pavasario sezono atidarymo svečių buvo ir didžiausių pasaulyje gamintojų bei platintojų atstovai. Kalbant apie pavasarį, tai DeWalto pasirinkimas yra labai platus. Tai nuo medžių genėjimo iki žolės pjovimo, iki grandininių pjūklų, didelis labai pasirinkimas, ką labai norėčiau išskirti ir kaip žmonės labai klausia, turime tokį keistą stereotipą, kad mes Lietuvoje labai norime turėti vieną universalų įrankį, bet to nėra, to nebūna. Tai DeWaltas išsiskiria tom, kad turime kiekvieną įrankį, kiekvieno žmogaus poreikiui, kiekvienam darbui. Nesvarbu, ką mes pasirinksime, ar pjauti milžiniškus rąstus, lenkti medžius žemyn, turime kiekvieną įrankį, būtent akumuliatorinius įrankius. Tai yra labai nuostabu, kaip ir visur, visame kame universalus daikto nėra. Tai kiekvienas darbas turi turėti savo įrankį. Labai kviečiu pavasario mylėtojus pasirinkti būtent DeWalto įrankių šeimą, ką mes atspindime kokybę. Tai turbūt reikėtų išskirti pirmame dalyke kokybę. DeWaltas yra profesionalus įrankis. Įrankiai apskritai yra skirstomi į 3 kategorijos. Valandomis per metus, kiek tu dirbi, valandom per mėnesį ir valandom per savaitę. Tai DeWaltas yra skirtas dirbti valandom per savaitę. Valandom per savaitę ir keičiamas įrankis, galima leisti pamaininį darbą. Tai daug ką pasako apie jo kokybę. Paprastas žmogus, kaip mes dauguma, ūkyje prie namų, šitas įrankis gali net atitarnauti normaliai prižiūrimas iki gyvenimo galo. Jeigu normaliai dirbama, prižiūrimas jisai visam laikui. Be abejo, baterijos senka, sėda tai prižiūrėti arba keisti naujas, bet pats įrankis galiu drąsiai teikti, kad velniškai ilgam laikui. Tvirtas pozicijas mūsų šalyje užimantis gamintojų atstovai naujienų tikrai nestokoja. Vieni siūlo vienokias naujoves, kiti daugybę patobulinimų konkrečioje gaminių serijoje. Pavyzdžiui, 40 voltų gaminiams. Yra kuprinių linija, kuri turi būtent jungiamąją galią prie įrankių ir visa tai gali būti taikoma tiek lauko priežiūros srityje, sodo įrankiai, tiek statybinėse gamose, suktukai ar perforatoriai. Ir be abejo yra netgi dulkių siurblių įvairiausių, tiek 18 voltų, tiek 40 voltų sistemoje. Ir jeigu kažkam, pavyzdžiui, vis dėlto dar norisi elektrinių įrankių, tai taip pat Makita dar šią gamą turi ir galima įsigyti.
Tik tais jau šiai dienai benzininių įrankių Makita nebegamina ir tikrai jau nebeturės. Sau tinkamų naujų įrankių ras ne tik universalaus pagalbininko ieškantys meistrai. Kai kurie gamintojai šį sezoną ypatingą dėmesį skiria konkrečių specialybių darbuotojams. Mūsų gama įrankių ganėtinai plati, bet kasmet mes tą gamą plečiam, didinam asortimentą įrankių ir, kaip sakyti, šie metai neišimtis. Išleidom keletą naujų įrankių. Jie pagrindė skirti elektrikams ir santechnikams. Santechnikams bus presavimo įrankiai, tai sujungiant vamzdžius, užpresuoti bus paprasta. O elektrikams tai bus užspaudimo, laidų kirpimo ir skylių pramušimo. Tai, sakykime, skydinėse, kai reikia padaryti skyles, gražias laidams pavesti, tai palengvins jų darbą ten. Pristatom Nivel System, statybinės matavimo sistemos brandą. Tai yra tiek lauko darbams, tiek vidaus darbams skirti prietaisai. Ir mes turim visą įvairovę, bet gal trumpai pristatysiu pačius naujausius produktus. Tai yra CEL 5G multikryžminiai lazeriai. Naujovė jose yra ta, kad jie turi nuolydžių sistemą, su kuriais galima nustatyti tikslų nepreliminarų nuolydį ant sienos ir projektuotis vaizdus. Ir taip pat turim patį naujausią NL720 serijos lazerinį nivelyrą, kuris kitaip nei kiti turi auto alignment funkciją. Tai tiek vertikaliai auto alignment funkcija, tiek horizontaliai gaudyklę siunčia signalą į prietaisą ir prietaisas suranda gaudyklę pats net ir labai didelio atstumo. Net nereikia akcentuoti ir taip akivaizdu, kad ateitis priklauso akumuliatoriniai technikai. Tačiau jeigu vis dar galvojate, kad akumuliatoriai yra nepakankamai galingi arba neilgamžiai, klystate. Be to, yra gamintojų, kurie laikosi jau senokai duoto žodžio. Akumuliatoriai ir toliau nekeis savo formos, dydžio ir jungčių. Tikrai turime platų asortimentą, kuris tiks ir pradedančiajam naujokui, ir patyrusiam meistrui. Tikrai turime platų asortimentą ir turime įrankį ir su bešepetėliniais varikliais, kurie tiks visiems meistrams. Mes esam pasižadėję, kad mes turime tą patį praeitam amžiuje 90-metyje pagamintą akumuliatorių 18 voltų, kurio lizdas yra lygiai toks pats, kaip buvo praeitam amžiuje, lygiai toks pats jis išliko iki mūsų dienų. Tai ką mes esam pasižadėję mūsų klientams, kad mes jo nekeisime nei pakrovėjo lizdo, nei pačio įrankio, nei akumuliatoriaus. Šio gamintojo įrankius ypatingai vertina baldininkai, kurie dabar galės kur kas daugiau darbų atlikti ne gamybos cechuose, o tiesiai pas užsakovą. Norėčiau pakviesti pasižiūrėti mobilias stakles, kurios yra akumuliatorinės ir skirtos tiek išilginiam pjovimui, tiek skersiniam. Ir jos susipakuoja į vientisą dėžę ir su viena ranka galima nusinešti į objektą. Pačios staklės yra ypatingos tuom, kad galima jas nustatyti ne tik milimetro tikslumu, bet ir 1/10 milimetro tikslumu. Per tokias demo dienos arba tokias šventės dažniausiai žmonės gali ne tik tai sužinoti, ne tik tai pamatyti, bet dar ir išbandytas naujienas, kurias partneriai dažniausiai mūsų klientams gali pasiūlyti. Tai čia irgi yra labai vertinga, nes pamatyti ir išgirsti yra dažniausiai nepakankama, bet norisi ir tiesiog palaikyti rankoje tą įrankį, kurį reikės naudoti ilgą laiką. Kai yra dar spės pasiūlymai, kai yra dovanos ir loterijos, kai yra pas mūsų rekordai, lazeriai, tai iš tikrųjų žmonėms tai tokie dalykai patinka. Tai čia yra ir mažytė šventė ir galima įsigyti tam tikrus įrankius. Mes visada rasim geriausią sprendimą, ypač kas domina ir robotų, ir sodų techniką, visada geri pasiūlymai, prailginta garantija, dovanos, tai mūsų konsultantai pasiruošia pilnai. Svarbiausia kokybiška ir profesionali konsultacija, ko pas mus dažniausiai ir traukia mūsų klientus. Taip, kad jie pasirinktų ne tik produktą už kažkokią kainą, bet pasirinktų būtent tinkamiausią produktą, būtent mūsų klientai pagal savo poreikius. Belieka palinkėti racionalaus sprendimo renkantis įrankius, o kad jie tikrai gali gerokai palengvinti kasdienybę, jau akivaizdu. O dabar dar vienas aktualus visiems statantiems arba ketinantiems statyti reportažas mūsų laidoje. Ne visiems mūsų laidos žiūrovams reikia maždaug 100 kvadratinių metrų namo. Statistika byloja, jog maždaug tokios kvadratūros namai yra bene populiariausi.
Kažkam reikia didesnių erdvių, tačių būna atvejų, kai žmogui reikia nediduko, jaukaus, kartais ypatingai funkcionalaus pastato, kurio dydis galbūt 20 ar 30 kvadratinių metrų. Šiame rinkos segmente alternatyvų tikrai yra. Karkasiniai, skydiniai, moduliniai, vagonėliai, konteineriai ant ratų ir be jų. Ir turbūt dažnai tokiems nameliams ypatingai aukštų kriterijų nei gamintojai, nei užsakovai nekelia. Bet į tuos 30 kvadratinių metrų kartais galima sutalpinti ir miegamąjį, ir virtuvę, ir vonios kambarį. Gali būti toks labai nedidukas, bet jaukus ir kokybiškas būstas. Būstas, kurį gamintojai gali pagaminti pagal konkrečius jūsų norus. Mes daug metų užsiminėjom, statybiniai šitos konteinerius, čia kur darbuotojai, statybininkai gyvena, ir šiaip turi manipuliatorius, vežiojam. Ir taip kažkaip tokia idėja vis galvoju, reikia pabandyti kažką išskirtinių padaryti. Nes šito iš tikrųjų namukų labai daug eko šitos. Žinai, ten daro šitos, kaip jisai, sengvičius įstatinėja, ten kažkokios, o ko pigiau. Kaip Lietuvoje visi nori ko pigiau. Man iš tikrųjų buvo įdomu padaryti kažko tokio, kad žmonėms, patiktų. Norėtųsi turėti vieną tokį dizainerį, ne 100 tokių patų dizainerių. Namukus, kaip pradėjom gaminti, kodėl dabar madinga? Todėl, kad nereikia leidimo šitos, nes dabar statyk namą, lauk leidimą, žmonės būna nuperka ten ūkio žemės paskirties, teisingai. Ir ką jiems daryti? Jie neturi, tai ką, valymo įrenginius tik reikia, elektrą pervesti ir vanduo. Jeigu gaunasi šitą, tu gali pastatyti šitą namuką. Lankstus požiūris į skirtingų klientų poreikius leidžia pasiūlyti jaukų gyvenamąjį būstą, o jeigu norite, tai gali būti, pavyzdžiui, estetiška ir funkcionali pirtelė. Juk ir tokie statiniai jau toli gražu nebėra elementarios konstrukcijos. Norėjusi, kad į šitą namuką, kai užeini, būtų toks jausmas, kad viduj kaip namie. Ir tada iš tikrųjų labai malonu, nes nenorisi užėti kažkokie konteinerį. Ten taip pat elektrą, visur mes pervedžiam kažkur įjung, kažkur išjung, kaip namie atsigulė į lovą, išjungė, kad toks jausmas būtų, nes to skiriasi skirtinis namukas, nes galima ko ten pagaminti, ten kažkur vieną reizetę, ten vienas jungimas, viskas, tau daugiau nereikia. Namukų gamintojas atviras, net ir tokio dydžio pastatų pirkėjai nori kokybės. Kad būtų ir jauku, ir šilta, ir sausa, ir garso izoliacija būtų gera. Plytelės taip pat žiūrėjom, nes jį reikės pervežti. Jeigu aš plytelės paklijuosiu ir paskui mes jį pradėsim pervežti, tai paskui, neiškart, gal kažkiek laiko praeis, skylės vis tiek, kur užlipdysim ten plytelio, pasirodys ar atsiklijos plytelė. Tai mums to nereikia. Mes norim žmonėms pastatyti, kad jie džiaugtųsi, viskas būtų pagaminta pagal tokį skonį ir nebūtų paskui kažkokios vėl remontus reikėtų iškart jiems daryti. Nervai man skambinės, o kaip jūs čia pardavėt, jūs to nepadarėt. Todėl reikėjo sprendimų, kurie būtų tinkami įvairiems objektams. Taigi esame modulinėme namuke, kuris išskirtinai įrengtas su medžiagomis, kurios eliminuoja visus purvinus, dulkėtus ir nešvarius procesus. Tai yra alternatyvos tiek plytelėms, tiek gipsui, tiek kitoms plokštėms, kur užtrunka ir laiko. Išskirtinai panaudotos medžiagos, kurios taupo laiką, eliminuoja visus purvinus procesus, yra pagamintos Europos gamintojų, tai turi visus reikiamus sertifikatus, yra tvarios, ekologiškos ir draugiškos aplinkai. Pradėkime pažintį su įrengimo subtilumais nuo grindų. Šios plokštės atsparios ne tik drėgmei, bet ir vandeniui. Variantas yra tiek grindims, tiek sienoms. Yra skirtingų dydžių, tad galima montuotis plytelių formą arba didžiuliais lapais. Taip pat didžiausias pliusas, kad galima viską montuoti ant senų dangų. Nereikia nieko plėšti, lupti, griauti, išvežti kažkur ir taip toliau. Tai maskas šiuo atveju yra labai praktiškas, patogus, greitas, pačiam savo galima pasidaryti. Specialių kažkokių poreikių, įrankių, gebėjimų jums netgi nereikia. Galite viską įsirengti patys per savaitgalį, per dieną, taupant į laiką, taupant klijus, taupant medžiagas ir taupant pinigus meistro darbui. Labai sudėtinga kartais prisikviesti meistrus į mažą objektą. Mažytė vonia, mažytė vėsezona, niekas nenori važiuoti, nes labai daug darbo ir mažai pinigėlių.
O čia jau galite netgi patys pasidaryti ir susiklijuoti su draugu, su tėčiu, su broliu. Pašnekovė atvira, pagelbėti darbuose tikrai gali net ir šeimos moterys ar merginos. Kai kuriais atvejais tiesiog reikia antro žmogaus, kad jis prilaikytų montuojamą apdailos plokštę. Mesgi vėl, kaip ir vonios zonose, taip ir gyvenamosiuose zonose atsirinkę tokias plokštės ir produktus, kurie vėlgi eliminuoja tą visą purviną, dulkėtą darbą, kur gali pasidaryti pats ir kas labai taupo laiko. Tai čia yra Egerio gamintojo austrų ir yra belgų vėlgi Unilinas, kitos plokštės, kurios yra skirtos sienoms. Yra variantai ugnį atsparumo, drėgmė atsparumo, dekorų daugybė, galima viską pasidaryti, išsirinkti pagal skonį ir pagal projekto pobūdį. Pavyzdžiui, klikvolas turi virš 100 dekorų. Yra vienspalviai, yra medžio dekorai, yra įvairiausi akmenys, marmurai. Tai galima išsirinkti tikrai labai iš didelės kolekcijos. Dar viena plokštuma – lubos. Tai yra labai ekologiškas ir draugiškas aplinkai produktas. Tai yra medžio plaušas, baltas cementas ir vanduo. Daugiau neįdėta nieko. Tai visiškai natūralus gaminys. Gamina mūsų kaimynai Latvijai. Yra standartinės 4 spalvos, tačiau pagal ralą galima nudažyti kokią tik norit. Taip pat galima išsifrezuoti, galima formas įvairias susipjaustyti ir panašiai. Koks yra didžiulis pliusas, kad jos nebijo drėgmės. Tai galima vėlgi visas lubas tiek dušo zonose, tiek voniose, tiek virtuvėse, tiek garaže, visur, kur reikalingas atsparumas drėgmei ir reikalinga akustika, nes jos irgi turi labai gerą savybę akustinę. Tai dar yra vienas iš pliusų. Todėl jeigu turite poreikį pasistatyti arba į savo sklypą atsivežti jau pagamintą jums tinkantį namuką, įvertinkite, ko jūs iš tokio nedidelio statinio tikėsitės. Ir gal geriau jis turės visas, sakykime, normalaus namo savybės, nei bus kažkas panašaus į kuklę pašiūrę ar sandėliuką. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperinkite kanalo, mes netrukus pas jūs sugrįžtame. Mitsubishi Electric inovatyvus oras šilumos siurbliai EcoDush šiluma. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Mitsubishi Electric inovatyvus oras šilumos siurbliai EcoDush šiluma. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Sveiki, sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas. Ir dabar siūlome atidžiau pasižvalgyti po tai, kas yra nematoma ir ko tikrai nenorime matyti, bet tai yra būtina. Namo inžinerija. Kokius sprendimus reikia pasirinkti, kad bet kuriuo metų laiku namuose būtų šilta ir jauku gyventi. Jeigu savo namą šildote malkomis, tai sutiksite, kad puikiai išdžiūvusios bus tos malkos, kurias esate paruošę bent jau prieš 1,5 metų. Jeigu prasidėjus pavasariui norėsite įkvėpti gryno oro, visai gali būti, kad tas neva grynas oras netoli jūsų namų kvėpės ką tik katile užsidegusių lietuviškų berželių ar pušelę. Kodėl mes kalbame apie malkas? Ogi todėl, kad norime rasti alternatyvių būdų, kaip šildyti savo namus. Vienom malkom neužtenka kurti, reikia taip pat ir anglių dar pirkti. Problemos tai tokios, kad labai daug būna pelenų ir dulkės kyla visur. Aišku, nors pakura ir šildymas mūsų yra sklepe, bet vis viena reikia eiti, žiūrėti ir nesinorėdavo to pečios kaip ir vieno palikti. Nes kartais tai neužsidaro sklendėje, tai kas buvę, kad ir užviręs vanduo ir viskas. Nebuvo vienas iš tų gerų man variantų tikusių. Taigi problemą, o gal tiksliau sakant labai jau nekomfortišką ir nešiuolaikišką šildymo būdą mes suradome. Tačiau kai apsisprendžiate permainoms, pasirinkimų gali būti tikrai ne vienas. Rinkomės tarp oras vanduo, rinkomės dizelinį kurą, bet kadangi daug skaitinėjausi, oras vanduo, taip gal ir nieko, bet tada jau būtų iš esmės reikėjo keisti ir radiatorius didesnius dėti pagal tą visą namų kvadratūrą. Ir kiek skaitinėjom, tai dauguma atrodo, kad grindinis šildymas daugiau aktualu, tai tam oras vanduo. Dar tamsyk nesinori namų plėšti ir gadinti. Tai pasiskaitinėjus šitą dujinį šildymą, neabejotinai pasirinkau tik tai jį. Dujinis šildymas, kai dujų katilas maitinamas ne dujomis iš centralizuoto dujotekio, o iš balionų, yra ta alternatyva žmonėms, pavargusiems dirbti kurikais ir nenorintiems permokėti nei už įrangą, nei už šilumą namuose. Be to įrengti tokią sistemą galima labai greitai.
Žiemos šalčiai, kurių šį sezoną beveik nebuvo, net nebūtų tapę kliūtimi. Beveik kiekviename name seną sistemą pakeisti nauja, bei išsaugant ir galimybę pakūrenti ne pirmos jaunystės kietojo kuro katilą, galima per dieną ir 2. Per dieną įrengė. Per dieną atvažiavau. Aišku, vieni atvažiavus įrengė, kiti atvažiavo nustatė, kiti priėmė, dar žmonės, kiti pajungė. Nu, buvo čia tokio šurmuliuko truputį. Bet ne tiek, kad kažką maišytų ar trukdytų. Net juo labiau, kad galėjom kurti kieto kuro katilą, tai net man niekas čia nesijautė, nei šaltis, nei kažkas, nei niekas. Neturiu jokio nusiskundimų nieko. Pasiskaitinėjau Facebook'e. Atsiliepimų, daug skaitėm iš tikrųjų ir žmonės, su kuriais kalbėjom, jūs čia ką jūs čia dėda, čia jums bus brangu viską, čia nedėkit. Nu, bet kiekvienam sava. Kiekvienam savaip ir nori būti šiltai, vadinasi, reikia ir mokėti. Labai džiaugiuosi, tai man yra patogumas, tai man yra komfortas, dėl kurio aš neatsisakyčiau nieko, kad tik nereiktų tos ugnies kurti. Pasakysite, kad gal tai moteriškas požiūris, bet jų komfortą mėgstame tikrai visi, o ir vyrai atsiradusi laisvą laiką gali skirti savo artimiesiems ar pomėgiams. Laisvalaikio pradėjus namų šildymui naudoti šiuolaikišką sistemą tikrai atsiras daugiau. Renkantis tą šildymo sistemą, tai buvo svarbu dar tas, kad tais dujų balionais galvojom, kaip čia pristatys, kaip ką, bet pasirodo ta pati firma aptarnauja. Viską jie atveža, jie keičia, jie tiesiog mato, kada jie išdegė. Žodžiu, man rūpintis nereikia nieko, žodžiu, tik susimokėti, kad laiku ir vietoje pristatytų ir viskas. Tai šitas dalykas labai man patiko, kad nereikia kietų kurų rūpintis, čia jau baigėsi, čia reikia važiuoti pirkti ar kažką, jokių nešimų, jokių dulkių, nieko atvažiavau, pakeitė ir manau, nėra geriau už nieką. Dėkoju uždėmesi visiems, kad žiūrėjote šią statybų gido laidą. Visas mūsų laidas galite rasti tv3play.lt platformoje, o visus reportažus pamatyti jums patogiu metu mūsų laidos YouTube paskyroje. Mes su jumis susitiksime kitą šeštadienį vėlgi 9:30. Iki pasimatymo.